Vis labiau artėjant gegužės 11 dienai, kils ažiotažas susijęs su Lietuvos Respublikos prezidento rinkimais, kuriuose dalyvauja ir žinomas gerą vardą politikoje turintis europarlamentaras Zigmantas Balčytis. Ryžtingai nusiteikęs ir nei trupučio nebejojantis savo sėkme. Kelionės po Lietuvą susitikinėjant su žmonėmis jis pradėjo nuo savo gimtojo krašto. Atsakinėjantis tiesiai kiekvieną klausimą, kaip patyręs lauko tenisininkas, atmušantis bandymus iš publikos įvelti į viešą kritiką Dalios Grybauskaitės adresu. Ne todėl, kad viskas čia būtų nepriekaištinga. Tiesiog kandidato į prezidentus Balčyčio rinkiminis kredo ne rietenos ar amžina nesibaigianti negatyvi kritika, o konstruktyvus debatinis dialogas, tik dalyvaujant kitai pusiai, kuri galėtų ir turėtų progą atsakyti. Iš etikos varpinės visai neblogai. Klausimas kitas. Ar visi dabartiniai kandidatai į prezidentus tos etikos bus linkę laikytis ir ją vadovautis? Zigmantą Balčytį kiekviename panašaus pobūdžio susitikime lydi gana solidi komanda, kuri priklausomai nuo miesto ir regiono specifikos gali ir keistis. Balčytis niekada nelakstė pagal partiškumo populiaristinį grafiką iš vienos partijos į kitą, keisdamas savo įsitikinimus. Jis demonstravo politikoje stabilų lojalumą socialdemokratams ir panašu, kad šį kartą pastarieji gana vieningai palaiko savąjį kandidatą, stengdamiesi jam padėti realiai, o ne imituoti solidarią pagalbą rinkiminėje tiesiojoje. Į Kaltinėnus ir Šilutę Zigmantą Balčytį atlydėjo ir viešą palaikymą šiam kandidatui išreiškė Lietuvos socialdemokratų partijos garbės pirmininkas, ilgametis Lietuvos Respublikos Seimo vadovas Česlovas Juršėnas. Daug pasakantis faktas. Taip pat Balčyčio rinkiminio štabo vadovas Juozas Bernatonis, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime seniūnė Irena Šiaulienė, Lietuvos Respublikos vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Remigijus Motuzas bei Seimo narys Artūras Skardžius. Gimtajame krašte Balčytis sutinkamas išskirtinai su dovanomis ir palinkėjimais, netgi savotiškai žemaitiškais pamokymais, kaip elgtis toje rinkiminėje kovoje. Kaltinėnuose Albinas Ežerskis Balčyčiui įteikė net iš ankstinę, kol kas neoficialią prezidentinę vėliavą, norint, kad ji būtų kaip simbolis visur iki pirmojo turo gegužės 11 dienos. Ar po jos bus reikalingas antrasis turas, parodys rinkėjų aktyvumas ir jų pasirinkimas. Šilutės kultūros pramogų centro salėje dovanų ir palinkėjimų Balčyčiui taip pat netrūko. Šilutės Lietuvos socialdemokratų partijos skyriaus pirmininkas Alvydas Šimelionis įteikė gimtajam Pamario kraštui būdingą vėtrungę, kuri rodys veiklos kryptį. O kada į sceną įžengė Zigmanto bičiulis ir draugas, legendinis bokso treneris Vincas Murauskas, akivaizdžiai besijaudinantis ir pasiruošęs visokeriopai padėti šioje rinkiminėje kovoje. Ji nebus lengva. Ant savaip interpretuojamų ir dažnai lygioje vietoje sukurtų faktų ir istorijų drabstymo malūno girnų rinkimo metu matyt bus išpilta daug politinio drumzlino vandenėlio, kad tie sparnai masinėse informacinėse priemonėse suveiktų kaip uždelsto veikimo mina. Įteiktos Balčyčiui bokso pirštinės ir vėl te buvo tik simboliškas palinkėjimas. Apsisaugoti nuo varžovo oponentų nedžentelmeniškų, uždraustų ir neleistinų nešvarių smūgių. Politinėme prezidentinėme rinkimų ringe netrukus prasidės pirmasis raundas, kuriam Zigmantas Balčytis pasiruošęs labai rimtai.